Sveiki, Rolandas Plišėmis. Šiandien apie įdomią žmonių elgseną. Tai man primena kompiuterinius žaidimus, kuriuos tikrai ir aš vaikystėje žaidžiau. Aišku, visi tada buvo tik pasileidę ir buvo manija tiesiog ant tų žaidimų, aš kompiuterių ar pinigų tokiam dalykam neturėjau, tai būdavo retsykiais tik tai ir tai buvo ohohoho. Taigi, kiekvienas žinom, kad kompiuterio žaidime pagrindinis tas žaidėjas, tas koks nors tenais, kaip sakant, žmogiukas ar dar kas nors, kuris ten veikia, pagrindinis tas veikėjas, jisai turi vadinamas gyvybės. Vieni ten turi 3 gyvybės, kiti daugiau, ten gauna už praėjimą tam tikrų dalykų. Ir jeigu, aš atsimenu ir save, kad, sakykime, yra žaidimas, tų lygių yra daug, ir eini, ir jau jeigu ten ant kokiam, sakykime, pirmam ar antram lygyje tu, gaunasi klaida, tu prarandi vieną gyvybę, prarandi antrą, tai toliau net nebeini. Tu tiesiog arba darai, kad neliktų į paskutinės gyvybės, arba tiesiog, kaip sakant, noro nebėra, paleidi žaidimą iš naujo. Dabar žiūrėkit gyvenime. Daug iš tikrųjų matau žmonių, kurie praeityje anksčiau ar vėliau padarė yra klaidų. Sakykime, gyvenimo klaidų. Ir kas gaunasi toliau? Jie kaip ir pakeičia tą gyvenimą. Vieni pakeičia, kiti nekeičia. Ir toliau gyvena, inkšdami, žliumdami ir visokiojopai nekęsdami šito pasaulio ar dar kažko. Vietoj to, kad laiko yra sočiai, viską galima, kaip sakant, taisyti, daryti, permastyti, bet žmonės, kaip ir tie žmogiliukai kompiuteriniam žaidime, jie tiesiog paleidžia, ar, kaip sakant, vieną knopkę nuspaudę pirmin ir tegu eina, atsiremia į sieną, ir tegu atsiremia. Da kas įkrito į duobę, sėdėsiu dubliai. Ir su tokia politika, kas nekeista, begalė žmonių gyvena, pasižiūrėkite televizorinius. Ten, kaip sakant, loja visą kitą, oi ten pensijas atėmė, ten ta, bet kai prieini galų gale, tai gerai, tai ką tu keisi gyvenime, ką darysi, kad kažką kitai būtų, ar ką, ar jų, kaip sakant, jūs darot kažką tai, ar tu darai. Ir būna, bet vis tiek, valgyti yra, mokesčiams užtenka, šildymas yra, ir gerai. Tai ir dėl šito dalyko kenčia visi. Galim tiesiai šviesiai pasakyti, kenčia visi. Aišku, kada tas dalykas liečia tik vieną žmogų, ar ten kelis ratelį mažą, tai yra viena, bet kada tie dalykai, kaip piktžolės išauga, tai tas dalykas jau pradeda liesti nebe žmogų, o jau žmoniją. Ta prasme, valstybinė prasme. Aišku, gali būti rajono tas dalykas, jeigu ten kokia nors ką, bet dabar tai tos neraunamos, nepjaunamos piktžolės, jos išsivystė jau į valstybinį lygį. Ir aišku, jau realiai matom, kad tai vyksta visam pasaulyje ir tai yra jau pasaulinis lygis. Nuo ko, kaip sakant, kurių šešėlio ir jeigu didelis, sakykime, milžiniškas augalas, imkim tas pušis, sakykime, kokias ar eglės miške. Ką jos daro? Jos stiebiasi į šviesą pasiima, meta spyglius, spygliai, tai yra sausas dalykas, jisai sutraukia drėgmę ir jų sluoksnis neleidžia augti žolei. Tai mes, ką dabar turim, tai būtent turim kažkokį tai babaužį, kurio šešėlėje gyvenam, kurio visi bijo ir net negalvoja kas nors, ką nors keisti. Visi tik aptarinėja pasekmes, o priežastis, kam rūpi priežastis?
galų galia dabar priežastis aiškios, manau, tikrai galima atkasti nesunkiai. Yra, kaip vadinu, politiniai sunkiasvoriai. Bet kas iš to? Jeigu žaidimo taisyklės rašo tie, kaip sakant, jeigu taisyklės laužo tie, kurie jas kuria. O visiems kitiems to daryti negalima. Nu tai čiagi, mano požiūriu, tai man asocijuojasi tai su inkvizitiniais laikais. Kada buvo tik viena tiesa, tik vienas dievas ir kito nieko negali būti. Jeigu dabar imsim pasaulinę, sakykime, politinę areną, tai, žinot, jau, kaip sakau, čia jau ne valstybinės lygis, čia jau šviečiasi visas pasaulinis lygis. Tik tai, aišku, tai yra įviniota į visiškai kitokį lygį, į visiškai kitokį blizgutį ir kas nekeista, tai yra ne tik sušerta, bet žmonės jau reikalauja, jau ir ryja tuos dalykus, prie kurių jau yra mass-medijos, taip įtariu, pripratinti. Tai mąstykite. Padarėt klaidą. Tai čia įsivaizduokit save kaip vaiką. Įsivaizduokit vaikas, bėga, ten žaidžia, krykštauja, iš džiaugsmo visą kitą, viskas čiki-piki, bum, pargriuva. Ir ką? Gerai, sakykime, parkritai, ir kiek tu žliumbsi. Vienas tik parkritai, antras tik, nebesinori stotis. Ir kas gaunasi? Jeigu nesistoji, vaikštai 4. Tai visų mūsų reikalas spręsti, ar gyventi stovint, ar gyventi klūpant. Taigi, šiam kartui tiek. Rašykit komentarus, prašom, patiktukai, prenumeruokite, įdomu. Padarysiu dar įrašų. Iki.